Sveiki, siuvimo stilius pristato naują siuvimo mašiną šaudyklinio dygsnio Rubina RB9400L. Mašina pilnai elektroninė, tad kviečiu susipažinti su kai kuriom jos funkcijom, pačiom populiariausiam, galima sakyti taip. Įsijungiam mašiną. Turim tokį pultelį su nemažai funkcijų. Tai va. Pradėsim nuo tų pagrindinių. Tai pirmiausia, ką mums reiktų, tai nusistatyti dygsnio ilgį. Ilgis nusistato spaudus šitą mygtuką ir dygsnis yra nuo, kaip mašina pati net informuoja, kad galima nustatyti nuo 0 iki 6 mm. Per šiuo metu yra nustatyta 3,5, bet spaudžiant minusą galim susimažinti, spaudžiant pliusą galim pasididinti. Tai padarysim tokį vidutinį, populiariausią. Tada tas mygtukas atsako už greitį. Greitį irgi galima pasididinti, pasimažinti. Minimalus yra 100 apsisukimų, maksimalus 4000 apsisukimų. Irgi galim tų mygtukų pagalba pasikoreguoti. Pradedančiajam siuvėjui, tai visą laiką rekomenduojam šiek tiek tą greitį susimažinti. Toliau. Čia dar turim tokią funkciją, skaičiuoja operacijų kiekį, prasiūtų operacijų, sakykime. Tai va, tie paspaudus galima nunulinti ir darbo pradžioje nusinulinat ir dienos bėgyje galite paskaičiuoti, kiek jūs kartų su tą mašiną siūvat. Pagrindinės tos funkcijos šiuo metu yra įtvirčiai išjungti, nei siūlės pradžioj, nei siūlės pabaigoj. Tai siūlės pradžioj, pirmiausia, dar po 30 sekundžių mašina užrakina ekraną, tai reikia paspausti spynelę. Tada siūlės pradžioj įtvirtį įsijungiam, šitą mygtuką siūlės pabaigoj. Įtvirčiai yra 3 tipų. Tai yra, kaip mes vadinam, pusė V formos, V formos ir dvigubos V formos. Atitinkamai, analogiškai ir siūlės pabaigoj. Pusė V formos ir dvigubos V formos. Tai vat galim pabandyti pasakoti. Tai vat, kai yra įjungta tokie įtvirčiai, pusė V formos, tai įtvirtis atrodytų taip. Tada įjungiam V formos ir įjungiam dvigubas V formos. Ką turim? Čia tas yra pusė V formos, tai jisai pradeda siūti atgal, tada į priekį siūna. Kai yra V formos, jisai pirmin pasiūna, atgal pasiūna ir tada pradedam siūt. Ir dvigubos V formos, tai jisai pirmin, atgal ir antrą kartą pirmin, atgal ir tik tada pradedam siūt. Ir analogiškai pabaigoj pusė V formos, tai iki kažkur desiūnam, tada jisai pavažiuoja atgal, nukerpa siūlą. V formos jisai pavažiuoja atgal, pavažiuoja pirmin, nukerpa siūlą ir pavažiuoja pirmin, tiksliau atgal, pirmin, atgal, pirmin ir tada tik tai nukerpa siūlą. Dygsnio ilgį galima reguliuoti šitų skaičių pagalba. Dabar rodo, kad siūlės pradžioj A ir B reikšmės yra po 3 dygsnius. CD irgi po 3 dygsnius. Tai reikalui esant galima pakeisti. Vėl pirmą atsirakinam ekraną. Spaudžiam ant to pirmo skaičiuko. Čia padarykime 2 dygsnius. Čia 2 dygsnius. Pabaigoj 4 ir
4. Tai dabar gausis, kad siūlės pradžioje įtvirtis yra po 2 dygsnius, siūlės pabaigoje bus 4 dygsniai. Du dygsniukai. Gale 4 dygsniukai, kaip ir buvom nustatę. Galima įsijungti, kad būtų V formos. Nu, bet V formos yra pats populiariausias tas įtviršio tipas. Toliau, sekanti funkcija, tai yra adatos sustojimo padėtis. Dažniausiai daroma, kad adata sustotų apačioj. Siuvimo metu turime omeny, kad siūnam, sustojam, adata apačioj. Nes tuo momentu yra patogiau pakėlus pėdelę tą gaminį pasukti, galbūt reikalui esant kažkokią kitą detalę pakišti, arba šiaip pasitvarkyti tas siūnamas, susiuvamas detalės. Tai va. Bet galima ir vėl spynelę pamiršti ir tą perjungti. Tai tuo metu dabar adata siuvimo metu sustos viršui. Bet